Sveiki draugai, esu giliausiame Lietuvos ežere ir po manim dabar 62 metrai gylio. Ateinančias 3 dienas čia gyvensiu ir žvejosiu ir žinoma pabandysiu nuleisti šią specialiai paruoštą kamerą į giliausią ežero vietą tam, kad pasižiūrėti, kas ten gyvena. Važiuojam! Kągi, giliausias Lietuvos ežeras. Pirmą kartą čia esu, nors esu iš Pautenas, bet Tauragnų ežere nei kart nesu buvęs. Tiesa, gal kažkas taip ir nežinot, tai giliausias Lietuvos ežeras yra Tauragnų ežeras. Esu daug kartų pravažiavęs pro šalį, bet pačiame ežere nesu buvęs nei kartą. Tai ką, manau, pradedam nuo svarbiausia. Žuvis gridžiu tai taškosi. Yra pirmoji. O, lydeka. Kiek čia praėjo? Visai nedaug. Na, 15 minučių, 10 minučių gal tik kaip pamėčiau. Štai. Tokia. Nežinau, ar jinai įmama, neįmama. Šiaip aš neimsiu žuvų. Nebent žinot ką, ešeriuką nebent pagausiu, ešeriuką tada pasimsiu išsikepto. Lydekas paleisim. Kągi, pirmoji labai greit, nes tikrai nesitikėjau, kad tai bus greit. Ai, kur jinai įlinda. Tai va, tokia. Aš turiu Gerai, pabėgu, nespėjau pamatuoti. Pirma yra ir pirma auka yra, kraujas. Nes su kabliuku įsibėdžiu. Na kągi, galim judėti. Pirma lydeka yra, tai pradžia nebloga. Kad tik nebūtų taip, kad pradžia gera, galas bus liūdnas. Tai pirma šių metų lydeka. 10 minučių užtrukau, na gal 15. Galiu pasakyti, kad labai skaidrus vanduo. Labai giliai ir gerai viskas matosi. Tai planas koks? Planas paprastas. Žvejojam, stovyklaujam, valgom, gerai leidžiam laiką ir žinoma pabandysim pasižiūrėti, kasgi gyvena giliausioje ežero vietoje. O giliausioje ežero vieta 62 metrai. Ar 61,5 kažkas tokio. Vau, naplaukė ir vien žuvis. Oi, kiek čia. Kai matosi žuvis, norisi žvejoti. Gerai, metam inkarą, pabandysim dar čia pamėtyti. Kadangi giliausias ežeras, tai ir voblerių reikia giliai nerinčių. Pas man giliausia iki 3-3,5 metrų kažkur. Tai vat namie susirinkau visokius tokius su ilgom nosim. Tai pažiūrėsim. Nu, čia 60 metrų nenunersim, bet truputėlį pabandysim giliau pamėtyti. Vau, va, karšius mačiau. Nežinau, gaunasi nufilmuoti ar nesigauna, bandau po vandenį nufilmuoti. Va, tokie, karšiai ar tai karpiai, nežinau, būriais plauka, kiauliukai tokie. Trumpas sustojimas, labai graži vieta. Būčiau nesu palapinės, su hamaku, tai čia labai būtų gerai, galima būtų praleisti naktį. Didžiulis skardis ir medžiai. Pasikabinai va hamaką tarp medžių ir nakvoji. Na, bet aš su palapinė. Malūnsparniai poruojas. Bus mažų malūnsparniukų.
O, kasgi čia? Ponas Žaltys. Kol kas čia kažkokia labai jau sekluma, visur labai, nežinau, 1,5 metro gylio gal tik tai. Nekurti laužų. O kas čia? Taip, tokia vat vieta, šiaip nebloga, man patinka. Iškišulys vienoje pusė, čia kita pusė. Einu, prasėsiu, pasižiūrėsiu, kas čia yra gera. Atvažiavo mašina, pakalbėjom su žvėju. Sakau, lydekų, ne, sako, šamų. Šamų. Sakė, 21 metais įžuvino šamais. Gylis geras, jiem čia, sako, patinka, tai labai sparčiai auga. Žvejys irgi minėjo, kad čia šitoj pusėje irgi yra 50 metrų gylis. Giliausia ežero vieta yra kitoj pusėje, už man už nugaros. Tai ten plauksim rytoj matuoti gylį, o čia irgi pasirodo nemažas gylis, nemažas. Tai ežero gylis 62, kai ko rašo 61,5. Čia, manau, dar labai priklauso nuo vandens lygio ir panašiai nuo, nežinau, nuo daug kintamųjų. Oho. Manau, pirmai nakčiai čia ir lieku. Čia bus vieta palapiniai, čia bus valgomasis, čia bus veranda, čia bus rūbų džiovykla, o čia žaidimo aikštelė. Tai kągi aš turiu. Čia viskas miegojimui, čia visa elektronika ir toks drono lagaminėlis, čia maistas, na ir čia tiesiog stovyklavimo įranga ir rūbai. Nekursiu laužo, nors yra laužavietė. Pasikepsiu tiesiog ant dujų, bus greičiau ir paprasčiau. Skanaus visiems, kas valgot. Neblogai. Susirinkau daiktus, nežinau, kiek čia aš plaukiosiu, žvejosiu, galbūt kažkur nuplauksiu, kur rasiu dar kažką, tai į ką tiesiog grįšiu. O kol kas daiktai baidariai, tai galim varyti, ieškoti lydekų. Plaukiu į kitą krantą, ten tokia yra įlanka, tai pabandysiu to įlankai, o kol plaukiu, truputėlį bandau velkiauti. Nieks nekimba, nieks nebekimba. Na va, taip ir būna, kai pagauni pirmą greit,
tai tada nebepagauni nieko. Vėl plaukiu atgal į kitą pusę ežero. Toks jau vat aš. Tuoj 8, na, nežinau, iki 9 pažvejot. Ir tada eiti į stovyklavietę. Eit, plaukt. Yra. Nu va, buvo verta plaukti kitą pusę. Atgal turiu menį. Lydeka. Nedidelė. Oi, šita iš viso. Dar mažesnė negu pirma. Čia šita tai tikrai nelegalė. Ta tai dar 50 ant 50, nes nespėjau pamatuoti. Štai. Kilkutė tokia. Na ką. Plauk. 2. Na, kol kas pasiteisina, tai būtent, kaip sakiau, natūralių spalvų. Aš ne specialistas labai didelis žvejybas, bet sako, jeigu labai skaidrus vanduo, tai tada reikia ne ryškias spalvas, o natūralias. Kol kas abi lydekos ant natūralių spalvų. Toj stovyklavietėj, iš kurios išvykau, stovi mašina. Labas vakaras. Žvejojat? Bandom. Jaunimas vietinis, pakalbėjau, šiaip atvažiavo. Plaukiu į kitą ežero pusę vėl. Jie ten dar laužą užsidegė, tai nežinau, kiek ten laiko jie bus. Jau po 9, tai plaukiu, pasistatysiu palapinę ir viskas. O ten vieta be jokio kelio, be nieko, ten jau nieks neatvažiuos, tai galima bus ramiai. Taip, tai leiskit supažindinti su nauja vieta mano nakvynei. Štai čia. Galbūt nematot, nes jinai tokia maža. Štai čia bus nakvynė. Čia pasidarysiu palapinę, nes nėra tikslo ten eiti vidun į krūmus, čia bus labai gerai. Truputį paskraidžiu su dronu, vos galvon nevažiavau, aš atleidau, bet tanas nesustojo, nes toliau varė. Nežinau, kažko čia sugrybavo. Plaukiam žvejot. Kažkokios muselės, nežinau, labai ant vandens sėda ir jas pastovi gauda. Aš manau, aišku, čia ešeriai gaudo jas, bet jeigu ešeriai gaudo, gal bus kokis ir lydekiokas. Užsidėjau popierį. Jeigu jie ima nuo viršaus, tai gal paims ir popierį. Popieris tai vat toks, su tokia nosytė wobleris. Yra. Vėl nelegalas. Per 3 kabliukus jis įsegė. Gerai, tokia.
Jeigu tai parodysiu, bus didesnė. Gerai, plauk. 3. Pusė 11 vakaro, nusiprausiau tik dabar. Gerai, viskas. Susitvarkau, susikraunu daiktus ir į miegmaišį miegot. Susitiksim rytoj. Stirnos reikia kaip pjaunamos. Bau, bau. Kažkas tokio. Man atrodo, čia stirnos jos taip, kaip atrodo, kad pjautukas. Labas rytas. 7 ryto, palapinėj nebeįmanoma būt kaip kaitina. Šūtina. Tai vakar jie čia visas malkas sudegino. Pirštinės paliko irgi. Nieko, palik ryčiai, gal atvažiuos pasims. Skanaus. Labai gerai. Truputį matau apdegiau. Ir erkin radau ką tik. Jos manęs šiemet nepalieka.
Taigi, plaukiam matuot giliausios ežero vietos. Man plaukti kažkur 5 km. Ir papasakosiu dar šiek tiek niuansų apie filmavimą 60 metrų gylį. Ir iš tikrųjų nerimauju, nežinau kaip bus. Didelis šansas, kad kamera neatlaikys. Vienas, 2, 3, 4, 5, 6 metrai gylio. 6 metrai gylio, o aš esu, nežinau, 10 metrų nuo kranto. Nu, ne veltui giliausias ežeras Lietuvoje. Kaip jums tokia stovyklavietė? Soliukas, staliukas, nu ir čia prieplauka. Na super, vaizdas tiesiai į Piliakalnį, sėdi, žvejoji. Jėga. Jeigu nakčiai nieko gero nerasiu, tai mums čia reikės atplaukt. Na štai, mes beveik 70 metrų. Šešiasdešimt. 23. 18. 13 metrų. Gerai, plius minus kažkur esam čia, giliausiai ežero vietoje. Bandysim leisti kamerą. Taigi, situacija tokia. Yra šviesa, atspari iki 50 metrų gylį. Yra dėklas kamerai irgi atsparus iki 50 metrų. Tai prašo, vėlgi, jeigu tikėt kiniečiais. 60 metrų gylyje spaudimas bus toks, kad 1 kvadratinis centimetras dėklo jaus 7 kg svorį. Tai jeigu neatlaikys dėklas, kamera tikrai suges. Tikiuosi, viskas bus gerai. Taigi, šviesa įjungta. Įjungiam kamerą. Kamera rašo. Ką jaudinuos, labai nenoriu prarasti savo kameros. Bandom leisti. Virvutę esu susigradavęs po 5 metrus, tai turėčiau matyti, kaip bus 5 metrai. Žinot, kame problema? Labai, kamera nesileidžia į apačią, jinai labai leidžiasi šonu, nes neša srovė. Traukiam, bandysim daryti kai ką kitką. Dublis 2. Pririšau taip. Na, bandom vėl leisti. Dešimt metrų. 20. 30. 40. 50. 55. 60. Viskas, ant dugno.
Oho, čia bus reikalų suvyniot. Filmuoja, viskas veikia. Dabar įdomu, ar kažką pavyko nufilmuoti ar ne. Pažiūrėjau video, kaip ir dugną nelabai matos. Man atrodo, ten labai dumblas ar nežinai, neišsivaizduoju, nes tiesiog aplink debesys kažkokie skraido dumblo ir tiek žinių. Na, yra kaip yra, ką padarysi. Ešeriukai plauko ir dar nemaži. Yra. Dabar klausimas, ešerys, lydeka, vėl mažutė. Na štai, tokia. Nežinau, kokių 3-5 gal cėmai. Tik pakeičiu masalą, pirmas metimas ir yra. Visi nuo vakar dienos, visos 4 lydekos ant to pačio. O toks su oranžiniu pilvu. Dar vieną lydeką atsekė iki pat valtis, bet neėma. Bet irgi labai nedidelė, gal ta pati. Laikas papietauti. Nu, malūnsparnius skęsta. Išdžiūsi, skrysi. Oi, lašarą, 5 minutės aš jį laikau. Jis kažkoks apdujus. Vėl įkrito vandenin, viskas, neturiu išlaiką. Čia su juo tiek žaist, einam, padėsim ant žalės, tegu džiūna. Arba jam karšta, jisai nori maudytis. Norit atskleisiu paslaptį, žinot, ką daryti, kad gerai kibtų, reikia paaukot ežero dievams. Tai vat paimsim truputėlį, daug nereikia. Bus per daug. Šitas vis dar džiūna, bet draugelis jau atvarė. Nu, malūnsparnį, tu su manim nesulauki draugelį. Taip sunkiai kyla, kaip lėktuvas. Yra. Kas čia bus? Netikrai lydeka.
Ohoho. O, čia jau šita užskaitoma. Aš esu pasižymėjęs, kur 50 cm ant mano miškerės. Tai čia apie 60 cm. Nu va, gražuolė. Sakiau, kad reikia pamaitinti ežero dievas. Štai padovanoja. Gerai, paleidžiam. Nu, oho, kokie. Viskas, ramiai. Šiaip aš rėmėjų vardai žuvų nevadinu, bet šita į Dovydą labai panaši. Oi, pasveikinkit mane ir įteikit man kokį nors asilo apdovanojimą. Varau, o taip pat. Varau, sakau. Nu, vėjas išpučia priekį. Vėjas išpučia priekį. Vėjas išpučio priekį. Vėjas iš priekio pučia ir niekaip nesuprantu, ko taip sunkiai irkluojas. Žinot ko? Aš su inkaru varau. Tai aišku sunkiai irkluojas. Kol įjungiau kameras ir pabėgau. Vėl buvo, bet labai irgi tokia pati silkutė mažutė. Visos kabinasi, kai pauzę darau. Kai tik padarau pauzę, va tada ima. Dabar dariau labai ilgas, po 4 sekundės pauzės ir vat, prie pat valties čiupo. Atplaukiau į šią stovyklavietę, kurią radau prieš tai. Čia pavakarieniausiu ir plauksiu toliau gaudyti žuvies. Tikiuosi vakarinio kibimo. Dar vienas. Kas aš čia? Gyvūnų gelbėtojas? Daktaras Dolytlis? Va, viskas. Džiauk. O vakarieniai turiu štai tokių šašlykų. Čia nėra nei laužavietės nieko, tai kaip ir nesinori degti laužo, pasikepsim ant keptuvės ir bus šašlykai kepti keptuviai. Kai esat gamtoj, pas savęs būtina nepalikti jokių šiukšlių. Aš ne tik kad savo susirenku, dar ir kitų ir randu pajamų. Na ką, šašlykai ne šašlykai. Šašlykai be dūmų kvapo. Nu, tiesiog kepta mėsa gaunasi. Smėlis labai gerai išplauna, tik paskui nepamirškit išskalaut gerai, nes gali tarp dantų kai kas girgždėti. Gerai, plaukiam žvejot. Yra! Lydeka. Vėl silkutė. Jei neparodyčiau, kaip paleidžiu, tai sakytumėt, kad tą pačią visą laiką ant kabliuko dedu ir ištraukiu. Vėl yra.
Ką tik pabėgo lydeka. Nedidelė irgi. Tai per šiandien jau 2 pabėgo. Leiskit supažindinti su nauja miegojimo vieta. Laužas numeris 1, laužas numeris 2. Kėdė su nuostabiausiu vaizdu į Piliakalnį. Ir manau, kažkur čia bus mano palapinė. Kad visada taip lengvai pasistatytų. O vanduo kokio šaltumo. Va. Gerai, aš miegot iki ryto. Ate. Labas rytas suraitytas. Ką, pusryčiauju. Bulvių košė su bekonu ir sūriu. Atrodo normaliai. Kaip mano vienas pažįstamas pasakytų, kas čia per chemiją, ane, Ovidai? Dabar 10 minučių palauktų. Gerai. Netgi pasakyčiau tikrai neblogai. 8 tai kokiam. Tai esant prie Tauragnų ežero, nevalia neaplankyti Piliakalnio, kuris yra čia man pat už nugaros. Tai plaukiam, pažvejosim ir aplankysim Piliakalnį. Gerai, pirmas išplaukimas, reiktų padaryti pirmus metėjimus. Yra. O. Norėjau sakyti rimtesnė, bet ne, tokia pati. Ne. Pabėga. Prie pasvaldės atsikabino.
Uhu! Senos legendos pasakoja, kad Tauragnas slepia nepaprastą paslaptį. Jo gelmėse ilsisi milžiniškas slibinas. Sakoma, jog prieš daugybę amžių jį įveikė narsaus kariai, tačiau net ir miręs tas padaras buvo toks didžiulis, kad pati žemė nepajėgė jo išlaikyti. Slibinas grimzdo vis giliau, savo svoriu spaudė žemę, kėlė kalvas ir formavo slėnius. Ten, kur slinko jo ilgas kūnas, atsivėrė didžiulė įduba, kurią netrukus užpildė požeminiai vandenys. Taip gimė Tauragno ežeras. Giliausioje ežero vietoje aš taip nieko ir neaptikau, nei lobių, nei milžiniškų šamų ar slibino širdies, tačiau Tauragnas man padovanojo ne vieną lydeką, gerai praleistą laiką ir žinoma prisiminimus, kurie liks su manimi ilgai. Tai manau čia prie Tauragno ežero ant Tauragno piliakalnio su jumis ir atsisveikinsiu. Ačiū draugai, kad žiūrėjot, galima sakyti keliavot su manimi. Nepamirškit, palaikinkit, parašykit komentarą ir būtinai užsiprenumeruokit kanalą, kad nepraleistumėt kitų video. Ate, draugai.